Sveikos mamos. Tai šiandien norisi panagrinėti vieną pykčio aspektą, apie kurį galbūt rečiau girdžiu kalbant. Tai yra būtent, kad pyktis mums padeda pamatyti, kokios vidinės ribos yra peržengtos. Ir žinoma, pakalbėsiu apie būtent savo asmeninę patirtį. Tai vienas buvo momentas, kai kažkur tais po metų laiko maitinimo vaikelio man pradėdavo maitinant kilti pyktis. Tuo metu aš priėmiau pyktį kaip problemą ir žiūrėjau įvairiausius būdus, kaip transformuoti pyktį, kaip pakeisti. Žinoma, tikriausiai kaip ir suvokėte, kiekviena einanti sąmonėjimo keliu, kad yra tas momentas ir priėmimo, ir išsiplėtimo, ir įvairiai, tikrai galime pasižiūrėti iš įvairiausių taškų, tačiau faktas buvo tai, kad tas pyktis vis tiek kildavo. Ir nei viena praktika man kažkaip iki galo tuo momentu nepadėdavo tiek, kad tiesiog tuo metu nekiltų tas pyktis. Kol galiausiai atėjo momentas, kai aš suvokiau, kad pyktis man tiesiog padeda pamatyti, kad mano vidinė riba buvo peržengta. Tai yra, kad mano kūnas, kuris yra sąmonė, taip pat yra kūno sąmonė, man sako, kad nebenoriu, užtenka, laikas pokyčiui. Ir aš to nesuvokiau. Todėl kildavo būtent pyktis, kuris man rodydavo peržengtą mano vidinę ribą. Kita situacija buvo tokia, tiesiog tai buvo vėlgi, tai strategija. Ką dar norisi paminėti, kad aš turėjau tą strategiją. Aš norėjau iki 2 metų maitinti vaikelį ir nepamačiau, kad pokytis buvo įvykęs ir kad mano kūnas nebenori to daryti. Tai vėlgi, kaip sakau, tuo metu ir kilo tas pyktis. Toliau kita situacija buvo tokia, vėlgi tai buvo strategija, kad aš jau esu kalbėjusi vienam susitikime, su pašnekove, kad būtent man buvo tokia strategija turėjusi, kad namų ugdymas yra svarbus ir kad vaikelį ugdysiu namuose. Ir tai buvo visiškai mano tiesa. Visiškai mano tiesa, tam tikros sąmonės lygmens tiesa. Tačiau man einant sąmonėjimo keliu, toliau įmaterinant visą aukštesnę sąmonę, šita tiesa pasikeitė ir aš to nepastebėjau. Ir tuo metu man tiesiog buvo kilęs pyktis ir kildavo pyktis ir aš tikrai nesuvokiau, kodėl tas pyktis kildavo. Vėlgi dėl to, kad mano tiesa buvo pasikeitusi ir man tai taip atrodė per būtent šią energiją. Ir dar toksai vienas momentas buvo ir jisai tebe vyksta, nes viskas keičiasi palaipsniui. Palaipsniui tos situacijos tikrai keičiasi, nes yra jau suvokimas ir yra įnešamas pokytis į visą tai, ką aš suvokiu, nes jeigu tai tik tai suvokimas, tai tada ir neįnešamas pokytis į realybę, tai tada tiesiog niekas ir nebevyksta, vis tiek tos energijos pasireiškia. Tai dar kitas toksai momentas buvo, kad aš suvokiau labai aiškiai, kad mamos rolė užėmė per daug vietos mano gyvenime. Tai yra, tiesiog jinai buvo įsiplėtus per daug labai sričių, ten, kur jos tiesiog nereikėjo pasireikšti ir tiesiog buvo tie momentai, kad aš ir būdama su vaikeliu tiesiog jausdavusi kaip per daug. Ir iš tikrųjų, nes mano sąmonė, mano aukštesniai sąmonės lygmenys norėjo pasireikšti per dar kitokią kūrybą mano gyvenime, per dar įvairesnės ir kitokias sferas ir aš to vėlgi iki galo nemačiau. Tai aišku, vyko ir pokyčiai, ir palaipsniui momentai, bet tiesiog labai aiškiai atėjo momentas, kai aš suvokiau, taip, motinystė užėmė per daug vietos. Ir tą kiekvieną tikriausiai galime pereiti ir transformuoti, suvokti vis kitais požiūriais, ką tai reiškia kiekvienai tas per daug vietos ir kaip pakeisti, kokį pokytį įvesti ir kaip tai padaryti. Tai aš čia per daug ir neišsiplėsiu, būtent kaip iš tos pusės aš labiau noriu pasidalinti būtent kaip aš vieną iš tokių būdų, kaip aš padedu tai pykčio energijai transformuotis į aukštesnių vibracijų energiją.
Nes mano požiūryje ir mano suvokime tas pats pyktis, jisai nori save patirti aukštesnių vibracijų, gyvenimą. Tai būtent aš bendradarbiauju su subtiliuoju pasauliu, su subtiliaisiais mokytojais ir aš matau didžiulį pokytį savo pačios gyvenime ir kaip viskas lengvėja, paprastėja, nes yra bendrystė su savo aukščiausia sąmonė. Ir tai kaip viskas vyksta ir kaip vyksta ta transformacija. Kai aš susitelkiu ir paklausiau savęs, į kokią energiją pyktis transformuosi, būtent pas mane, mano suvokime ir mano realybėje, tai buvo į tyrumą. Ir buvo ties dar ir dėkingumas, tačiau vėliau labai aiškiai suvokiau, arba šios akimirkos yra toks suvokimas, kad tai yra į tyrumą. Į tyrumą. Tai kaip visas procesas vyksta, kai man sukyla pykčio energija, kai aš jau susivokiu ir sąmoningai suvokiu, kas vyksta, aš susitelkiu ir aš mokinuosi susitelkti į tą tyrumą. Ir tuo metu vienas iš mokytojų, subtilių mokytojų, tai yra Marija Kumara, jinai sustiprina mane tuo metu, kai aš nukreipiu dėmesį iš vienos energijos, iš įpročio, nes vėlgi reaguoti iš tos energijos, priimti kažkokius sprendimus, tai tiesiog buvo taip pat ir įprotis, kurį aš per gyvenimą susikūriau. Tai iš to įpročio, seno įpročio, aš pereinu į naują įprotį, tai yra į tyrumą, į tyrą dėkingumą, tuo momentu, kai aš renkuosi naujai, Marija Kumara mane stiprina, mano naują pasirinkimą, tik tai tuo momentu. Nes aš galiu norėti to, aš galiu, čia pagrindė apie tai, kad norėti, bet nedaryti, arba prašyti pagalbos, bet esmė yra tokia, kad mokytojai mūsų subtiliai tuo momentu, kai mes pasirenkam naujai, jie gali mus pastiprinti, jeigu mes pasirenkame bendrystę su jais. Ir taip pat dar momentas, kurį norisi pasidalinti, kad iš tikrųjų, žinoma, mes pokyčio norime labai greitai. Mes norime, tikrai žinome, kad tas energijas sunkesnės, žemesnių vibracijų norisi transformuoti greičiau, nes, puikiai žinom, kad, pavyzdžiui, jeigu aš ten ilgiau užsibūčiau toje energijoje, tai tiesiog nukristų bendra mano pati vibracija ir tada gaunasi, kad įeiti vėl į tą aukštesnę vibraciją vėlgi yra procesas, Tai mes žinom, kad tai yra svarbu ir visa kita, bet taip pat yra labai svarbu suvokti vieną momentą, kad mes matricoje, visatinėje matricoje esame susiję su labai daug žmonių ir ne tik žmonių, bet ir būtybių visoje visatoje. Ir jeigu subtilus pasaulis, kūrėjas, mums padėtų transformuoti, būtent, pavyzdžiui, tą energiją, taip momentiškai ir labai ten iki pat šaknų ir ten viską, visą kitą, tai tiesiog gali būti per didelė ta pokyčio banga, tas toks, nušvitimas, galima sakyti, nesąmonės gali per stipriai trinktelti visom kitom sąmonėm aplinkui, su kuriuo mes esame susiję, tais matricos kanalais, ir tiesiog tai būtų per stipru. Todėl tas pokytis iš tikrųjų vyksta irgi palaipsniui, tiek kiek mūsų psichika gali pasikeisti, tiek kiek mes susiję su kitais, su kitom būtybėm taip pat. Tai tiesiog šiandien man norisi palinkėti, kad pykčio energiją pasižiūrėtumėt irgi iš tos perspektyvos, kad galbūt tai rodo jūsų asmeninė, jūsų tiesiog vidinės ribos kažkokį peržengimą ir pasižiūrėkit irgi tą vieną tokį būdą, kurį aš pasidalinau, būtent bendrystėje su subtiliuoju pasauliu, į kokią energiją ši energija, pykčio energija nori transformuotis, ir tai nebūtinai su pykčiu, tai gali būti su bet kokia jūsų savybė, pasižiūrėti, nes aš ne tik būtent einu būtent su ta energija transformuoju, bet taip pat ir visas kitas savo savybės, kurias mano jautimu ir mano suvokimu joms laikas transformuotis. Ir yra kiti mokytojai, kurie taip pat prižiūri tą pokytį ir man padeda šitame kelyje. Tai būtent
Galite panaudoti šį metodą tikrai ir su kitom savo savybėm. Ir tiesiog pasižiūrėkite, jeigu būtent kažkam nėra taip įprasta bendrystė su subtiliuoju pasauliu, ar su mokytojais, ar galbūt nesate dar taip išjautę konkrečių mokytojų, tai tiesiog pasižiūrėkite į tos, kurie tikrai yra visiems žinomi subtiliai mokytojai, visam pasauliu žinomi, ir pasitikrinkite, kaip jūs jaučiate su jais ir tiesiog juos pasikvieskite, kad jie padėtų jums padaryti tą pokytį, nes tikrai bendrystėje su kūrėjo palaikymu, nes mes kai parodome tuo momentu, kad mes siekiame pokyčio ne tik savo norų, bet ir veiksmų, kas yra labai svarbu šioje realybėje, nes vien tik per norą, kad kažkoks pokytis įvyktų, tai nesikeičia, turi būti tie veiksmai daromi, kad tikrai mes matytumėm, kad vyksta pokytis ir matytų subtilus pasaulis, kad žmogus daro veiksmus ir visą laiką pagalba yra. Todėl tiesiog linkiu lengvų transformacijų, naujų suvokimų apie tas pačias energijas ir suvokimo būtent, kad jos tikrai tos pačios žemesnio dažnio energijos nori keistis taip pat į aukštesnį dažnį ir kad niekas nėra viduje priešas, ar tik tai pagalba mums. Ir ateina taip pat tos energijos, kad mes padėtumėm jas transformuoti, o jeigu jos ateina, reiškia, kurie tiksliai žino, kad mes galim joms padėti transformuotis. Todėl linkiu tiesiog lengvų transformacinių procesų.